Pirmas dalykas, apsižiūrim, ką aš paviešinęs. Aš paviešinęs NMPP sprinto pamoką, kuri užtruko beveik 2 valandas, paviešinęs e-licėjaus pamoką, kiek peržiūrų per vieną dieną šiandien aš padariau, ar vakar, aš neatsimenu, kurį dieną čia. Aha. Ir dar kažkuria paviešinęs, va šitą bandomai pernykštį aš paviešinęs. Nu, žodžiu, kas dar norės po šitos pamokos, dar galės eit pasižiūrėti ir spręstis. Dar po pamokos aš jums įmesiu visiškai bazinių pratimų testą, tas, kas norės, man parašykit ir jūs eisit pašaudyti. -15 + 8, nežinau, einu paspaustų užuomeną, įsivaizduok, kad turiu 8 eurus, bet esi skolingas 15 eurų. Kokia to finansinė padėtis? Atidavė skolą. Matot, koks geras patarimas. Aha, kokia tavo finansinė padėtis, jei turi 8 eurus ir atiduodi 15, tai reiškia lieki -7 skoloj. Jaučiat, kaip gerai pamokina šitas, aš pakūriau šitą testą. -4 × -6, čia negalima tokios vietose klysti, aš manau, kad ten bus kažkur tai šitas. Yra ar -2,4 ar 2,4, va. O, reiktų pasirinkti. Minus kart minusas yra pliusas, todėl 2,4. O kokia čia užuomina? Minus kart minus yra plius. Ai, va, matot, kaip gerai. Jis yra mokomasis testas. Ir pirmiausia, atlik daugybą, tik tada, o daugyboje matau, kad dauginu -4 × -2 bus plius, ne? +8 ir dar dajungiu 12, bam 20, 3 iš 3. Matot, koks smagus testas, kaip aš juos smagiai pakeliu. Šitą, sudėk trupmenas, bet apačios nelygios, susilyginkit, tik tada sudėkit. Mes šiandien dar pasimokinsim, sudalink trupmenas. Dešimtainės trupmenas, kai sudaugini dešimtainės trupmenas, tai atsimink, kad čia 20, čia 30, tai gaunasi 600, arba aš sakau taip, 2 × 3 žinok ir tada kiek skaičių po kabliu, 1, 2, tai reiškia, bus 2 skaičiai po kabliu. Bam. Čia kitas eina spausti. Atimk trupmenas, kuris iš nurodytų skaičių yra pats didžiausias, čia 705, čia 705, va, matot? Apskaičiuok 2% nuo 60, kokie gražus uždavinukai, kokie pagrindiniai gražus uždavinukai. O aš turiu suprast, kas yra 2%. Kas yra 2%? Aš jums šiandien paruošęs tai. 2% yra 1/5, penktadalis. Tai reiškia, šiam padalinu iš 5. 12. Viskas. Gal čia jis irgi? Jis kitaip čia jis mokina. Apskaičiuok 3%, ne. Raskite skaičių, kurio 3% lygu 15. 3% yra 15, tai reiškia, tas skaičius bus didesnis. Ir dabar aš jums norėjau papasakot apskritai, kaip žiūrėti NMPP. Trumpas gidas, kaip rytoj nulaužti NMPP. Jau aš šitą visiems įmetęs, bet gal kažkurie neskaitė. Šiandien dar lengvai praseik taisyklės, lengvai tai praseik. Pradžia NMPP, pačio NMPP bus tikrai labai lengva, nebent užsiblokuosi ir įsigasi. Tai ten tikrai viską žinosi, imsi taškus. Sunkesniuose neišsigas, nesiblaškyk, iškoduok, kokią taisyklę ten pastatyta, ant kokios įsiūta taisyklė ir pritaikyk ją. Ir ketvirtas, čia tas mūsų paskutinis atvejis, kai jau visai išvirė ir nežinai, ką daryti, tai šauk iš kosmoso. Kažką ten iš kosmoso iššauk, kažkurį atsakymą ir gal pataikysi. Tai va. Ir mano asmeninė rekomendacija, skaičiuoti NDN2 niekad nenuvili. Einu. NDN2 paparmali, paparmali ir zarmali NDN2. Ne, bet nelogiška, įmu šitą. Atspėjau. Matot? O užuomina yra kokia? Nu, žodžiu, šitą testą pasidarysit gerai. Jeigu kas norės, kas nenorės, va, 3-2. 3-2. Ant kokios taisyklės čia pastatyta, ne? Aš jau jums įmečiau tas taisyklės. Aš jau net žinau, kur nueit. Man patinka jau laipsnių savybės, tai man labai labai svarbu, kad žmonės moka. Paskui mes šiandien ateisim į šitas. Kai jūs praseisit taisyklės, jūs matysit, ant ko pastatyta. Aš tik dabar pasakoju, kad ant ko pastatyta. 3-2 pastatyta ant šitos važinios. Tai yra 1/3 minusinis laipsnis apverčia. Antroji. O 1/3 antroji, tai yra reiškia 1/3 kart 1/3 yra 1/9. Spaudžiu šitą atsakymą. Dabar aš jūsų dar nemokinu, aš jūsų mokinu, kaip mąstyti. Matykit taisyklę, tai spaudžiu 1/9. 1/9. Nu, čia dar ir užuomenos jums parodys viską. Gerai, tai dabar jau einam. Mane sustabdykit 19:50 ir tada mes vis tiek turėsim dar eiti į Kahutą, kuriame paruošiau 30 net klausimų
bet vėlgi jie pamokins, nepabėgit iš kahuto, ten svarbus klausimai. Gerai, važiuojam. Aš tikiuosi, kad viską spėsiu čia prasieit, jau kai bus, tai bus. Tai va, šitą dar kartą persiskaitykit, visiems viskas čia aišku. Nu, svarbiausia, kad pradžia bus lengva, sunkesniuose pritaikyk taisyklę ir dabar einam per taisyklės. Aš įsimečiau taisyklės. Pirma taisyklė, skaičių aibės. Skaičių aibės, oi. Aš įrašinėjau, tikiuosi. Jau įrašinėjau. Pirma taisyklė, skaičių aibės. Skaičių aibės. Jūsų ekranas išjungtas. O tai aš visą laiką. Išjungtas. Aš visada buvau išjungęs ekraną? Ne, Domas, tik nu kažkas pradėjo skleisti savo ir įsijungė. Ai, jau įsigandau. Dabar vėl įjungtas, ne? Jo, ten neprispaudykit, gerai, nieko neprispaudykit. Jo, tai viskas. Skaičių aibių, tai svarbiausia dabar bus vienas klausimėlis, aš manau, bus vienas klausimėlis. Nu, pavyzdžiui, aš jums dabar pakursiu klausimų. Pavyzdžiui, pirmas klausimas. Manęs paklaus, ar Q priklauso, šitas ženklas reiškia priklauso, va šitas reiškia priklauso N. Ir antras klausimas, ar N priklauso Q. Kažkoks gali būti toks klausimas, ne? Einam žiūrėti į pasaulius. Natūralių skaičių pasaulis yra geltonas, mažas, iš ko jis susideda, iš 1, 2, 3. Sveikųjų skaičių pasaulis prisijungia prie jų minusiniai skaičiai. Nu tai, bet jis apgaubia tą geltoną pasaulį. O racionalų skaičiai, tai yra visi mums pažįstami skaičiai, 1/3, ten trupmenus, bet jis apgaubia tuos sveikus ir natūralius. Tai kuris iš jų yra teisingas iš šitų dviejų? Kuris teisingas, pirmas ar antras? Kas pasakys? Pirmas. Antras. Ir aš jums parašysiu galutinę taisyklę. Mažesnis, žiūrėkit, viskas susideda į tai. Mažesnis priklauso didesniam. Aš jūsų galiu paklausti. Jeigu yra klasė ir mokykla, tarkim, klasį pavadinsiu K raidę, o mokyklą pavadinsiu M raidę. Aš užrašau tokį užrašą. K priklauso M ir M priklauso K. Tai va šitas buvo nesvarbu, neteisingas, o dabar kuris yra neteisingas? Pirmas. Ai, pirmas teisingas. Pirmas yra teisingas, taip. Pirmas yra teisingas, nes klasiai gali priklausyti mokyklai, bet mokykla klasiai nepriklauso, nes mažesnis turi priklausyti didesniam. Aš vieną klausimą turiu. Gerai, klauskit. Noriu tiesiog biškį pasitikslinti, kurioje aibei prisideda skaičiai su kableliais. Kurioje prasideda aibė su kableliais, labai geras klausimas. Jeigu man užrašytų, tarkim, 1/3 tokį skaičių, arba man užrašytų 0,2, tai irgi tai būtų kaip trupmena. Tai 1/3 mes priskirsim, nu pagalvom, priskiriam 1/3. Kam aš galiu priskirti? Ar natūraliem galiu priskirti? Ne. Ar sveikiem galiu priskirti? Ne. Ar racionaliem galiu priskirti? Taip. Tai 1/3 yra racionalus, bet dar galiu vienam priskirti. Visus skaičius tu gali priskirti realiem, nes 1/3 apgaubia realūs visus. Tai aš galiu priskirti Q ir R. Jeigu manęs paklaustų -2, pavyzdžiui, skaičius, kam aš galiu priskirti -2? Sakykit raidės, kam aš galiu priskirti. Ar galiu priskirti N? Ne. Jo, startuojam, N negaliu. Ar Z galiu priskirti? Taip. Taip, sekantis, Q galiu priskirti? Taip. Ar I galiu priskirti? Ne. Ar R galiu priskirti? Taip. Šaunuoliai. Gerai, o dabar dar vieną užduosiu. Dabar mes labai gerai čia mokinamės, -2. O dabar aš jūsų paklausiu, o šaknis iš 9, kam aš galiu priskirti? Ar galiu priskirti N? Ne. Galiu. Įsitraukė 3. Įsitraukiantis šaknis. Šaknis iš 9 mandrai užrašytas trejetas. Jūs įsitraukit šaknį ir viskas. Ir tai yra N, Z, Q
ir R. Visi šitos 4. Gerai, ir dar vieną, va čia kažkur viršui parašysiu, net raudonai parašysiu. O šaknis iš 10, kam galiu priskirti? Iracionaliam. Iracionaliam ir Realiam. realius aš visiems galiu priskirti. Viskas. Aš manau, kad iš to, ką mes čia pasišnekėjom, tai bus vienas taškas, o gal max 2 taškai. Max 2 taškai. Daugiau čia neduosi šito, bet atsiminkit šitos pasaulius. Labai svarbu atsiminti tuos pasaulius. Viskas, pirma skaidrė. Dan. Antra skaidrė, ką aš norėjau papasakot, negalima klysti skaičiuojant su minusais pliusais. Negalima jokiais būdais klysti. Tai aš jau ten įdėjęs į Gemini testą vienodi, skirtingi ir čia daugybai priskiriau, čia tas kliausti nei tema, tai aš šituo išbrauksiu, palaukit. Vienodi, skirtingi, negalima tokiose vietose klysti. Aš dabar prirašysiu veiksmų, jūs man iš karto atsakymą pasakysit, gerai? Iš karto sakysit, galit, šitas tai nesąmoniai, o va šitas, va čia kas parašyta, tai daugybai. Čia daugybai skirtas. Daugybai arba kai susidara 2 ženklai. Viskas, aš jūsų dabar klausinėjau klausimų. -7, -3 ir -7 + 3. Kiek čia? -7, -3 yra -10. Taip, čia. Ir po to -4. Šaunuoliai. -7 + 12, kiek čia bus? 5. Gerai, labai gerai. -7 kart -2, kiek bus? -14. 14. +14. Kai daugini, tai jau žiūri į šitą violetinę lentelę. Neklystam. Gerai, o -7 padalinta iš -2. 3,5. Taip, 3,5. Gerai. Ką dar? -4 -10. Va šitaip, jeigu būtų. Jei šitai būtų. -6. Ne, 6. Ne. Taip, 6, nes persirašau sąlygą. -4, o 2 minusai susidūrė, virsta pliusu. -4 + 10. Ir tada -4 + 10 atsimušam į kurią čia taisyklę? Skirtingų taisyklę. Taip, gaunasi +6. Viskas, šitą skaidrę paliekam, mes mokėsim visada sudėti atimti teigiamus, neigiamus skaičius ar sudaugint, sudalint. Važiuojam toliau. Procentai, dešimtainiais trupmenos, absoliučiai labai svarbu. Aš iškart sukuriu uždavinį, kas tikrai labai dažnai pastebėjau, kad būna. Tarkim, koks nors Tomas, nes nežinau per daug vardų, pasidėjo į banką, į banką 6,000 eurų. Logiška? Ne, nelogiška. Kas čia gali tiek turėti? Eurų ant 10%. Aš manau, kad rytoj bus paprastų palūkanų, tikrai nebus sudėtinių palūkanų. Paprastų palūkanų. Dviem metam. Kiek atsiims klausimas? Kiek atsiims po tų 2 metų? Ant 10%, tai aišku, čia bankai tiek neduoda, bet nieko tokio. Man su 10% labai lengva skaičiuoti mintinai. Apskaičiuojam, kiek gal uždirbsim per metus nuo to banko. Pirmas veiksmas. 3600 ir 10% panaudoti reikia. Tai aš iškart čia vedu pirmųjų, o gal nevedu. Iš karto rašau kart 10 šimtųjų. Iš karto, jeigu kažkur jūs kažko nesuprantat, iš karto manęs klauskit, procentus aš... Galima va šitą vietą ir paaiškinti, taip aiškiau. Jo, gerai, visų pirma, procentus visokius, va tokius 10% verčiat į 10 šimtųjų. Jeigu būtų parašyta 20%, jūs viršui parašo 20, apačioj 100. Mes skaičiuosim tuos 10%. Aišku, galima suprasti, kad 10% tai yra 1/10. Ir galėčiau
sudalintas 3600 iš karto iš 10 ir gaučiau atsakymą. Tai va, procentus verskit į trupmeną. Ir tada labai lengvai paskaičiuosit, žiūrėkit. 0 sunaikinkit su viršutiniu 0, 0 sunaikinkit su, viršutinį su apatiniu, bet tik tiek, kiek ten viršų ir apačio yra. Šitas nebuvo liečiamas, atsakymas 360 eurų palūkanos per metus. Reiškiasi, jeigu aš pasidedu į banką 3600 eurų ant 10 procentų, tai per metus uždirbu 300 eurų, bet pasidėjau 2 metam. Tai reiškia, einu į banką ir sakau, atiduok man mano pinigus, kuriuos padėjau, 3600 eurų, ir pridedam tiek, kiek aš uždirbau. 300 šiam kart 2, nes 2 metai. Nes 2 metai. Nes 2 metam padėjau. Jei metam, tai aš tik pridėčiau 3, bet aš 2 metam padėjau. 2 metam padėjau, tai per 2 metus uždirbsiu, kiek čia 720. 3 plus pirma daugybą nepamiršk, kad 7, 2, 0, o sudėt man yra sunkiausias veiksmas. Jau nežinau, kiek dabar yra. Tikrai virš 4000, 4000. 4320. Jo, eurų. Atsimsiu. Va, uždavinys įspręstas. Jūsų gali paklausti, o kiek aš uždirbsiu per 2 metus? Kiek aš uždirbsiu, kokį pelną turėsiu per 2 metus, tai jūs sakysit 720 eurų. Čia jūsų uždarbis, va šitas. Supratot, kaip veikia procentai? Kaip veikia procentai, tikrai supratot, aš manau, didžioji dauguma. Klauskit, nes aš einu iš šitos skaidrės, jei dar turit klausimų, dar turit šansą paklausti. Jeigu kažkas su sudėtiniam palūkanom. Šito nenoriu klausimų. Jei su sudėtiniam, gerai. Jei su sudėtiniam, tai aš trumpai papasakosiu, jūs patys apskaičiuosit gerai. Va tą patį uždavinį įsikeliu į kitą skaidrę. Jo, jei su sudėtiniam, bet aš netikiu, kad tai bus. Kur čia įterpti naują skaidrę? Ant sudėtinių, padėjau. Ant sudėtinių. Pirmi metai tas pats. Pirmi metai 3600 kart 10 procentų, tai mes ten gavom 300 eurų. Ir tada aš suvokiu, dabar sudėtiniais kaip veikia. Iš pradžių tu turėjai 300 ir tada tu pridedi tą 3 ir gauni 390. Ir tada, kai tu antrus metus skaičiuoji, tai tu skaičiuoji jau nebe nuo pradinės sumos, o nuo buvusių metų sumos 3960 kart 10 šimtųjų. Va, tas 10 procentų. Bam, tai žiūrėkit, aš tuo ir paskaičiuosiu. Čia 396 eurus jau tu uždirbsi antrais metais, nes tau skaičiuos nuo didesnės sumos. Tai galutinė suma sudėtinių, čia jau nebe paprastų, čia sudėtinių. Jei netyčia už tuo sudėtinių. Tada jau einam atsimti savo pinigus, 3600 eurų. Iš pradžių per pirmus metus uždirbsiu 3, bet per antrus metus uždirbsiu 396. O jei per trečius metus, tai jau skaičiuosiu vėl nuo buvusios sumos ir taip toliau, bet neduos daugiau tų metų spėju. Va, mano atsakymas. Tiksliau, jūs paskui jau sudėsit. Man nerūpi sudėtis. Man rūpi, kaip veikia. Veikia sudėtiniais va taip. Va taip, jei netyčia pasitaikytų. Dažniausiai 8-okui duos paprastas. Tai va. Bet jei netyčia sudėtinės, jūs turite idėją. Aš nemanau, kad duos sunkų procentą. 10 procentų jei duos, tai aš pasidžiaugsiu. Jei duos kokį 7 procentai, tai reiškia, jie norėjo jum pakišt pagalius į ratus. Gerai, laipsnių savybės. Laipsnių savybės, jau šitą mes mokinomės 100 kartų. Aš nežinau, gal yra čia mokinių, kurie pirmą kartą prisijungia. O mes jau šitą mokinomės 100 kartų. 100 kartų. Bet, aš noriu jums parodyti atsikartojimą, ne? Kai mes išmokom teigiamus, neigiamus skaičius, va šitą sudėtą atimt, tai jau laipsnių savybėse mes neklysim. Pavyzdžiui, bus 5/7 padalinti iš 5/9
Iš pradžių mes mastom, į kurią laipsnių savybę atsimušiai. 5,7 iš 5,9 atsimušiau į, kai pagrindai vienod, atimk laipsnius, tai bus 5 minus 2. Gal iškart žino 5 minus 2, kas nors atsakymą iš karto? 1/10. 1,25. 1/10 buvo labai blogas spėjimas. 25. Taip, 1/25. Kažkas mano, kad 5/2 dar yra 10. Bet čia, žinot, 5/2 nėra 10. 5/2 yra 2,5, nes 5 kart 5. O minusinis laipsnis, tas minusinis laipsnis apverčia. Taip, dar vieną uždavinuką, mes ilgai čia nebūsim, nes jūs tik pasižiūrėkite taisyklės, ne? Tarkim, 5/2 padalinta iš 5/10. Iš pradžių matau, kad šitas toks guziukas, man matyta trečia taisyklė, man tai 100 kartų matyta. Bus 5/10 padalinti iš 5/10. Žiūrėkit, tą patį dalinu iš to pačio, aš iškart galiu rašyti atsakymą. Bet aš apsimetu, kad to nežinau. Tada atsimušu va šitą vietą į antrą taisyklę. 5 nulinių gaunu, o 5 nulinių kiek yra? 1. 1, 5 nulinių yra tam taisykliai. Bet aš jau galėjau šičia susiprotėti, kad tą patį dalinu iš to pačio, gaunu vienetą, aš jums įrodžiau, kodėl 5 nulinių yra vienetas. Gerai. Ir dar vienas paskutinis uždavinys, tarkim, 27/2 dalinti iš 9/2. Aha. Tu gali būti gudras arba tu gali būti negudras. Negudras tai 2,7 pakels 2, 9 pakels 2 ir sudalins. Gudras pamatys taisyklę. Mato taisyklę, kelinta taisyklė? Trečia. Tikrai net nepanašu. 5. 5 sako, sudalink tas apačias, sudalink pagrindus. Tai iš tikrųjų čia yra, tu gali va taip 2,7 dalinti iš 9 ir viską pakišti po tuo laipsniu. Jo, n ir vieną kartą užtenka parašyti n. 2,7 dalinti iš 9 yra 3/2, o 3/2, nu aš šitoj lentelį net turiu. Oi, kas čia prirašyta, čia 3/2 turi būti, matot. 3/2 yra 9. Viskas, laipsnių savybės pasikartojo. Kodėl mes dabar kartuojamės, atrodo, paprastus dalykus? Nes tie paprasti dalykai užims pusę NMPP. NMPP pirmas, lengvi privalo būti tram 5 procentai. Antras, lengvi tai slengsniai vadinasi. Pagrindiniai, arba tokie, gal sakyčiau, medium bus 15 procentų. Trečias ir ketvirtas dar yra lygis, yra, kaip ten vadinasi, čia aukščiausias, žinau, kad aukščiausias irgi 15 procentų, o čia kažkoks aukštesnysis, dar tarpinis, vadinasi, aš neatsimenu, kaip jis vadinasi. Žinau, kad yra slengstinis, pagrindinis, aukštesnis ir aukščiausias, kažkas tai, 4 lygiai. Tai pusę NMPP užims, gan lengvi uždaviniai. Mes į juos fokusuojamės, kad išlaikyti, kad jūs be streso išlaikytumėte. Važiuojam toliau. Šaknys. Labai myli šaknis sudarinėtojai, todėl aš į šaknis atkreipsiu daugiau dėmesio, iš kartais taisau klaidas. Čia turi būti 16, aišku, o čia turi būti kažkur, 5-6 lygtais. Jo, kai man intelektas perrašo mano raštą, nesupranta. Gerai, apie šaknis iš karto pasakoju, ką labai svarbu žinoti. Jeigu aš šaknį iš 5 keliu kvadratu, kiek aš gaunu? 5. 5, nes numuša viens kitą. 5 kvadratų, taip, 5 kvadratų yra 25, bet šaknis iš 5 kvadratų, tai yra tiesiog 5. Pajauskit šitą skirtumą. Kai jūs klauskit, jeigu kas nors nori paklausti. Atsiminkit, numuša viens kitą va šitie du. Šitie du viens kitą numuša. Tada aš jau jums galiu pradėti aiškinti, pavyzdžiui, šaknis iš
Šaknis, oi, čia iš 20 paaiškinta, ką čia man sugalvot. Šaknis iš 32. Šaknis iš 32. Šaknis iš 32 įsiskaldau taip, kad iš nors vieno trauktųsi šaknis. Šaknis iš 32 skaldau, tai bus 16 kart 2. Geriausia, čia 16 va turiu. Ir matau atsakymą 4, bet dabar aš dar jums parodysiu vieną manevrą. Ar 16 aš galiu užsirašyti kaip 4 antruoju? Galiu, nu jūs galite taip nedaryti, bet aš 16 galiu užsirašyti 4 antruoju kart 2. Ir vat viens kitą čia numuša. Va, šitas su šitu viens kitą numuša. Nu tai yra 4 šaknis iš 2, nežinau ar nesukonfuzinau, todėl trečią uždavinį aš padarysiu kokį nors, vat, nu, paprastą labai. Pavyzdžiui, šaknis iš 2, 4, nebuvo čia tokia? Ne, nebuvo. Kaip susiskaldytumėt šaknį iš 2, 4? Ar 2 kart 12 tinka klausimas? 4 kart 6. Oi. Jo, nu aš bandau 2 kart 12. Netinka. Kažkas dabar, ką Adriana čia pasakė, 3 kart 8. Taip. Netinka, Adriana. 4 kart 8. Ne. 4 kart 6 tinka. Taip, 4 kart 6. taip, gerai. Dabar kodėl tinka? Jūs atraskit, dabar aš jums nuspalvinsiu. Atraskit, vat, pavyzdžiui, aš atradau, kad iš 16 įsitraukė šaknis. Dabar aš atradau, kad iš 4 įsitraukė šaknis, iš jo ir traukė šaknį. Iš tų 4 šaknį ištraukęs aš gaunu 2. Tai čia 2 šaknys iš 6. O šitą galit pasitreniruoti daugiau. Nu, pavyzdžiui, dar 4. Jeigu bus koks nors šaknis iš 300, kaip jūs įskaldytumėt šitą? Šaknis iš 300, čia labai lengvai. 3 kart 100. 3 ir 100. Taip, 3 kart 100 šaunuoliai. Iš 100 tai įsitraukia šaknis. Iš 100 įsitraukia šaknis bus 10 šaknų iš 3. Nors atrodo, kad čia sunku, bet matot, kaip nesunku. Matot, kaip nesunku. Gerai, ir čia man liko vietos. Mes paskaldysim dabar tas kubinės šaknis, nes NMPP buvo šitas. Kubinės šaknis iš 8, jau jūs gal mokykloje visi įsiaiškinę, nu kad 2 kart 4 nu negaliu skaldyti nesąmonį. O 8 kart 11 galiu. Kodėl? Nes 8 tai yra 2/3. Tai iš 8 įsitraukia šaknis bus 2 kubinės šaknys iš 11. Ir dabar aš dar pagalvosiu kokį nors vieną. Ar aš galiu kubinę šaknį iš 2, 4, matote, aš kvadratinę šaknį, o dabar iš 2, 4 kubinę šaknį paskaldyti kažkaip. Matote, aš čia skaldžiau 4 kart 6 kvadratiniai. O kaip kubiniai man įskaldyti? Kubiniai skaldau taip, kad trauktųsi kubinį šaknis. Ir vėl matot, 8 matau. 8 matau. Tai bus 8 kart 3, čia tas Adrianos, dabar atvejais jau tik tų kubiniai. Iš 8 vėl įsitraukia kubinį šaknis. Ir tai bus 2 kubiniai šaknys iš 3. Matau, kad nieks nepasakė, todėl pasidarykit patys kubų lentelę. Kaip jie pasidaro? Čia pavyzdžiui, čia A3. 1, 1, 2 ir 8. Iš kur aš 8 gavau? 2 kart 2 kart 2. 3 ir vėl mastau kiek? 7. 4 ir apačioje 4 kart 4 kart 4, šiam 4. 5 ir 102, 5 ir jums užteks, bet aš iki 10 atsimenu. 6 ir 2, 16, bet jau vien šitų jums užteks. Nu ir koks nors, kai 10, tai jau jūs žinot, kas bus apačioje. 1000. Tai va. Ir dar vienas dalykėlis, ką aš noriu pasakyti. Šaknis iš 3 plus šaknis iš 3 kiek bus? 2 šaknis iš 3. Taip, 2 šaknys iš 3, čia reikia matyti, kaip x plus x yra 2x. O x kart x, gal kas nors žino, kiek yra? 2x. X kvadratu. Ai, oi. X kvadratu, taip. Tai dabar mes padarysime eksperimentą. O jeigu manęs paklaustų šaknis iš 3 kart šaknis iš 3, tai reiškiasi, kad tai yra šaknis iš 3 kvadratu, o šaknis iš 3 kvadratu, mes žinom, kad jie viens kitą numuša, yra tiesiog 3. Va. Viskas apie šaknis pabaigėm. Dabar reiškiniai. Dar vienas labai didelis 8 klasės skyrius, 8 klasė.
Ir jeigu kas nemoka, ir čia 100% bus, va čia ką dabar aš rašau, tai čia 100% bus. 100% bus. Pavyzdžiui, x plus 2 kvadratu. Ir jeigu kas nemoka pakelt kvadratus skliaustų, tai man jau yra, žinau, kad labai blogai, nes 9 klasėje nemokės. Ir čia prisirašysim x minus 7 kvadratu, o trečias bus 2x plus 3 kvadratu. Mes šitus visus sukelsim kvadratu. Iš pradžių keliam pirmą, susirandam ant kokios taisyklės stovi. Va, pabyra 3 nariai. Pabyra 3 nariai. Kaip gaunami tie 3 nariai? X kvadratu plus dabar kaip tas 2ab gaunasi. Žinau, kad ab yra, šitas 2 sudauginu, šitos 2 sudauginkit, gausit 2x ir padvigubinkit. Va tas 2 figūruoja padvigubinė. Tai bus 4x ir galutinis narys bus plus 4. Gerai, aš šitą kahutą įmečiau. O kodėl ten 4x, o ne 4x kvadratu? Kodėl čia? Jo. Todėl, kad tu daugini, žiūrėk, viduriukas dauginasi taip. X kart 2, skliaustą sudauginau ir dar padvigubinu, kart 2. Nu tai čia x su x nesudaugini, čia gauni tiesiog 4x. Gerai, kad klausi. Dabar Aleksandro čia balsą girdžiu, man atrodo. Aleksandrai, pabandyk atsakyti va šitą klausimą, gerai? Pabandyk. Kiek čia bus? X kvadratu plus... Ne plus, žiūrėk. Oi, minus 14x. Minus 14x šaunuolis ir tada ant galo? Plus kem 9. Taip. Jo. Tai tu supratai, kad viduje niekada nebus x kvadratu. Nu, čia viduje niekada nebus x kvadratu. Viskas gerai, jau supratai? Jo. Kas gali pabandyti šitą atsakyti, šitas sunkesnis? Galiu. Aš galiu. Bandyk. A? Jo, bandyk. Tai 4x kvadratu Taip. plus 12. Vos nesuklydai, taip, šitos 2 sudauginam ir padviginam. Ir išdėjau. 12x plus 9. Taip, ir paskui kvadratu pakeliam paskutinį narį. Ar dar reikia kažkam, ar jau supratot, nes šitas 1000 Ne, viskas gerai. Viskas gerai, ne? Antras, kas irgi greičiausiai bus, nu tarkim, x minus 3, x plus 3, pastatyta biškutį ant kitos taisyklės, ant šitos. Šita taisyklė viduriuko neturi. Tai net viduriuko nemastom apie viduriuką. A kvadratu minus b kvadratu. Tai bus x kvadratu minus 9, viskas ate. Dar vienas uždavinys. 2x plus 7, 2x minus 7. Apsikeitė, paskui dabar čia pliusas, čia minusas. Jokio skirtumo nesidaro. Vis tiek bus 4x kvadratu minus kem 9. Viskas. Ir trečias dalykas, ką aš tikrai noriu, kad jūs mokėtumėte, kelti prie skliaustus. Kelti prie skliaustus, pavyzdžiui, x kvadratu minus 5x, prie skliaustus keliasi tik x-as, skliaustuose bus x minus 5. Bet jeigu aš parašyčiau 5x kvadratu minus 10x, aš dabar galiu iškelti ir skaičių prie skliaustelius. Tai aš galiu iškelti 5x prie skliaustelius ir skliaustuose bus x minus 2. Pagalvokit, ar suprantat. Šitoj vietoj atskliaudę turit gauti tą patį, kas kairiai parašyta. Atskliaudės, aš gaunu tas, kas kairiai parašyta. Nu ir dar Aš vieną turiu klausimą vieną. Taip. Čia dėl to kelti prieš skliaustus, čia, kaip suprantu, visada, maksimaliai reikia prieš skliaustus kelti. Taip, gerai pasakei, labai gerai pasakei. Taip, maksimaliai reikia iškelti prieš skliaustus. Jeigu man parašyta, pavyzdžiui, 18x minus 27, aš tyčia parašysiu, 18x minus 27, vienas žmogus gali iškelti trejetą prie skliaustelius, bet tu iškeli maksimaliai. Kas, iš ko abudu 18 ir 27 dalinasi? Tai 9. Taip, iš 9. Ir šitam liks 2x, o tam liks trejetas. Labai geras klausimas, jūs gerus klausimus užduodat. Taip. Maksimaliai. Taip, maksimaliai išsikeliam prie skliaustelius. Ateityje 9 klasėje tai bus svarbu. Važiuojam toliau, kas čia Pitagoro teorema. Iš Pitagoro teoremos, jei kas nors nemoka Pitagoro teoremos, aš labai nustebčiau, aš net neduosiu pavyzdžių, ar reikia jums pavyzdžių. Aš tik duosiu vieną taisyklę.
Jeigu aš čia parašysiu 25 cemus ir aš paklausiu, kiek čia, bet aš duosiu vieną kampą. Va šitas juodas kampas bus 30 laipsnių. Kiek bus įžambiniai, kas supranta? 50 laipsnių. 50 cemų, ne laipsnių. Taip, 50. Šitą tikrai įdės. Va šitą tikrai įdės. Tikrai aš vėlgi priskiriu prie 100%. Va šitą tikrai įdės. Pitagorą irgi tikrai įdės, priskiriu prie 100%. Tikrai įdės. Jeigu kas nors Pitagoro nemoka, aš nustebčiau labai. Ir dabar aš jums duosiu dar vieną dalyką. Pitagoriškas kraštinis. Pitagoro kraštinis. Pitagoro tai reiškia stataus trikampio. Gal jūs atsiminsit kaip? Visų pirma, 3, 4, 5 yra pitagoriška. Ką reiškia pitagoriška? Tai yra tikrai status trikampis. Tikrai status. 3, 4, 5. O jeigu aš tą trikampį padvigubinu kart 2 ir bus 6, 8, 10. Tai jis tik tai biškį didesnis. Bet jis vis tiek status. 8 tai. Tai čia. Jaučiat, kad iš 3, 4, 5 aš galiu pagaminti daug. O jei patrigubinsiu, tai bus 9, 12, 15. Ir aš galiu begalybę pasidaryti. Begalybę, bet jums kažkas bus duota iš šitų. O jei paketurgubinsiu žodžiu, tai bus 12, 4 x 4, 16, 20. Visi čia šitie trikampiai, visos šitos variacijos yra status trikampiai. Va. O kaip apskaitai teoremos taikymų pavyzdžiai čia duoti, aš dabar jums negaišiu laiko. Aš nenoriu jūsų išvarginti, dabar tram 9, kaip greit bėga laikas. Kaip greit bėga laikas, svarbu, tikrai duos. Jeigu jūsų paprašys, labai jau mėgsta tą uždavinį. Aš dabar specialiai nubrėžiu čia statų ir parašau 5 ir čia parašau 8. Reiškia, aš suprantu, kad čia lygiai gretainis. Šito lygiai gretainio plotas S yra lygu A kart H. Jaučiat? 5 kart 8. Bus 40. Ir dabar specialiai aš brėšiu aukštinę ne iš, čia aš nubrėžiau šitą aukštinę, bet dabar aš brėšiu specialiai į ten. Ir čia parašysiu, kad va šita kraštinė bus, tarkim, šita bus 10 cm. Ir manęs paklaus, o kiek šita? Gal jau iškart suprantat, kiek? Kiek va šita? 16? Tikrai ne. Tada 4. Taip, 4. Nes 10 kart x taip pat yra A kart H. O bet plotą mes žinom iš to pirminio atveju. Tai x bus 4. Labai mėgsta šitą uždavinį, matau, įdėti. Labai mėgsta. O trikampio plotą paskaičiuot, tai tikrai įdės. Jeigu jums čia pridės, pavyzdžiui, čia bus 5, 8, 10 ir dar duos aukštinę, va čia šitą. Ir aukštinė bus, tarkim, 3, tai žiūrėkit, kaip trikampis skaičiuojamas. H sudaugini ten, kur jinai nuėjo. Žalia sudaugini į ten, kur jinai nuėjo. Tai reiškia, šito trikampio plotas yra 3 kart 10 ir padalini iš 2, tai 30 iš 2 bus 15 cemų kvadratu, jeigu čia cemai. Šitų net nereikėjo, bet specialiai aš pridėjau, kad jūs juos, pažiūrėtumėt, bet nenaudotumėt. Ir trapecijos plotą formulė vėlgi. Tu sudedi šitos 2, padalini iš 2 ir kaip visada, be H nieks neapseina, daugini iš H. Važiuojam toliau, ką aš čia noriu pasakyti, atkreipkite dėmesį. Jeigu figūra nesmailėjanti kaip ritinys, tai tiesiog S pagrindas dauginamas iš H. Bet jeigu smailėjanti, va kaip kūgis, tai S pagrindas kart H dalinti iš 3. Ir dabar man iškart papasakosiu apie šitą uždavinį iš E-licėjaus. Iš E-licėjaus, apie šitą uždavinį. Kas nors žiūrėjo, jeigu tai matė, kad aš čia baisiai skaičiavau, bet iš tikrųjų man nereikėjo neskaičiuoti.
Jeigu man duotas kubo tūris, tai aš kubo tūrį, reiškia S pagrindą, aš turėjau sudauginti su H. O jau šitos piramidės tūris bus trigubai mažesnis, tai tūris piramidės tūris, va, yra S pagrindas, kart H dalinti iš 3, nu tai reiškia, man tai reikia 27, nu trigubai bus mažesnis tūris, aš galiu iškart sakyti, kad 9 cemai kubu bus tas tūris, bet labai, S pagrindas, kart H ir smailėjantį. Jei jau kubo tūrį žinau, tai dabar iš kubo išskaptuoju tą piramidę ir jinai gaunasi trigubai mažesnių tūrių. Nežinau, ar kas nors čia suprato. Jeigu nesuprato, darysi tai, ką aš ten dariau. Jeigu man duotas kubo tūris, ką aš suvokiu? Duotas kubo tūris, tai aš suvokiu, kad kubo kraštinė yra 3, 3, 3. Tada pasiskaičiuoju va šitą pagrindą. Šitas pagrindas. S pagrindas, nes man reikia, ne, tūriui paskaičiuoti pagrindą. Tai, ką aš dariau ten per licėjaus, kai dariau tą testą. 3 kart 3, nes pagrindas yra kvadratas, bus 9 cemai kvadratu. Ir dabar tūris yra S pagrindas kart H ir kadangi smailėjantį dalinti iš 3, nes aš skaičiuoju dabar jau tos piramidės tūrį. Aš panaudoju šitą formulą. Tai pagrindą turiu 9, sudauginu su aukščiu, o šitas aukštis yra toks pat, koks kubo kraštiniai. Kart 3 ir būtinai dalinu iš 3, 3 su 3 susiprastina, atsakymas 9. Va taip, kaip aš dariau. Bet aš galėjau susipraudyti, kad šitą man užteko padalinti iš 3, nes trigubai mažesnis tūris. Ir jau mane 8, tai tikrai stabdykit gerai. Ir dabar aš iš knygos ten tokios įkėliau greitai uždavinius, tai dabar aš tik tai noriu, kad jūs matytumėte, ant ko pastatyta, čia ant tai nieko nepastatyta, įsitraukiu šaknį iš 100 kem 4, yra 12, įsitraukiu šaknį iš 2 ant 5 bus 5, 12 plus 5 bus 17. Čia teisingas atsakymas. Ką padarys žmogus, kuris nori būti mandras? Jis manys, kad per pliusą gali sudėti, jis gali manyti, kad šaknis gausis 100 kem 4 plus 2 ant 5, gausis šaknis iš 100 šiam 9 yra lygų 13. Iš 100 šiam 9 iš tikrųjų yra 13. Čia negalima, pliusui nėra jokios taisyklės. Pliusui nėra jokios taisyklės, todėl trauki šaknis atskirai. Einam pasižiūrėti šaknis. Kur čia to šaknų savybės? Va. Daugybė dalybai. Jokiem pliusam nėra taisyklės. Pliusai tai nebent susideda vienodos šaknys. Tai va. Gerai. Čia iškart matau, ant ko pastatyta. A minus B, tą, ką mes šiandien patyrėm. A plus B yra lygu A kvadratu minus B kvadratu. Nu ir viskas. 3 šaknys iš 2 kvadratu minus šaknis iš 7 kvadratu. Lygu šitą pakeliam kvadratu. Nu dabar jeigu šitą, tai reikia mokėti kažkaip tą pakelt kvadratu. Iš tikrųjų tai čia yra 9 kart 2. Kodėl? Nes 3 pakeliu kvadratu bus 9, o šaknis iš 2 kvadratu numuša. Tai čia bus 18. Atimk. Šaknis iš 7 kvadratu, tai yra 7, nes numuša. Iš 18 atimti 7 lygų 11. Gerai. Kuris skaičius nesidalina iš 9, tai jau šitą, tai jau iki skausmo žinom. Man atrodo, kad šitas, ne? Ai, ne. Jis dalinasi. Žinot, kaip aš paskaičiuoju, sudedu skaičiukus ir man turi nesidalinti iš 9. Tai mažu šitas. Aš nuo galo visada. Atsiminkit, jeigu testinė manęs klausia, kuris nesidalina, tai dažniausiai aš eimu nuo galo, nes jie tyčia įdeda į galą teisingą atsakymą, kad aš būčiau čia privargęs pradžioj, bet dabar taip nesigavo. Gal šitas netyčia. 9 plus 9, 18 ir dar plus 6. Viskas šitas tiko. Matot? Nu ir čia. Ir čia. Nuo galo man geriau žiūrėti, jeigu testinis uždavinys. Jeigu testinis uždavinys. Apie laipsnius mes pašnekėjom, tai aš dabar nebekalbėsiu. Ir apie minusinius laipsnius pašnekėjom, tai dabar nekalbėsiu. Žodžiu, minusiniai laipsniai, čia tik tai išlykštoki biški laipsniai, bet va, pavyzdžiui, šitą pakelt minus 3, tai tas pats, kas 5 3 yra 102,5. O manęs klausia, kur viena šita va. Nu tai ne čia. Gerai, ką dar aš įkėliau? Aš noriu dabar greitai spręsti, ne? Kem padalinta iš šito, tai kaip aš čia spręsiu? Kem paliksiu, bet apačioj bus 9 minus 1.
Iš kur 9? 3 antruoju. Kem paliksiu, o pačiu iš 9 atimu 1, pasimu pirštus, iš 9 atimu 1 bus 8. Kem iš 8 tai yra tas pats, kas kem padalinti iš 8. Tai yra 5. Pam. Pirmas uždavinys lengvas. Bet jau antras uždavinys. Va čia reikalauja būti atidiem. Tai dabar, jeigu aš sudėčiau, va čia einu kur nors, x plus x plus x plus x, tai gaučiau 4x. X yra 4x. Tai čia bus 4 tokie daiktai. 4 tokie daiktai. 4 13. 4 13 tai reiškia, naudosiu laipsnių savybėm, čia bus pirmoji, tai bus 4 14, nes susideda šitie du. Tikiuosi ne per greitai, o jei per greitai galiu atsinešti laipsnių savybės ir parodyti, kodėl susideda. Ieškau tokio atsakymo nėra. Visgi einu atsineštas laipsnių savybės. Jau tu eisim į kahutą. Kol aš čia biškai prasinešiu, jau dabar pasistengsiu greičiau. Šitam uždaviniui man reikėjo iškart įsikelti. Atsinešu laipsnių savybės. Ir dabar ką aš matau? Nėra tokio atsakymų. Tada suprantu, kad aš 4 galiu pasikeisti į 2 kvadratu. Galiu tai padaryti? Aišku, kad galiu. Tai reiškia, 4 pasikeičiu į 2 kvadratu, bet tas 14 niekur neišnyksta. Ir dabar atsimušu į trečią taisyklę. Trečia taisyklė man sako, sudaugink tuos 2. Bus 2 28. 2 28 čia turiu. Matot, kaip įsprendyti. Tai yra gan sunkus uždavinys. Jeigu jūs manot, kad dabar čia, kas čia įvyko su pamoka, kodėl man čia sunku, tai ir yra sunku. Tai nėra lengva. Tai neįsigaskit. Aš noriu ir sunkių dalykų parodyti. Kad jūs ne tik surinktumėt 20 taškų, bet surinktumėt gal ir 30 ir gal kas nors ir tikrai maksimą netyčia surinktų. Žiūrėkit, šito mes nespręsim, kodėl mes ką tik šiandien jau padarėme, ne? 2500 eurų, taikoma 10%, bet kertinis žodis nuolaida. Nuolaida, kertinis žodis. Kertinis žodis nuolaida. Tai reiškia, paskaičiuokim tuos, 10% kart 10 šimtųjų. Tai bam, 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 bam. 2 pem. Ir dabar, kadangi nuolaida, tai atimk. Iš pradinės kainos atimk 2 pem. Ir gausi 2, 2, 5, 0. Ir paskaičiavom su Monika. O Ir dar kažkas. dar vienas klausimas. O čia galima su proporcijom kažką padaryti, ar aš čia biškiai? Taip galima. Taip. Galima sakyti taip. 2500 eurų. Tai yra 100%. Kažkas labai mėgsta proporcijas, matau. O x eurų atitinka 10%. Labai gerai, kad tu pasakei, nes proporcijos jūs išgelbės labai dažnai. Dabar žiūrim, kas gaunasi. X yra lygu, skersai dauginu, šitas kart šitas. 2500 kart 10 dalinti 100. Ir tada vėl tą patį darom. Bam, 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 bam. Ir vis tiek gaunu 2 pem. Dėl 10, x lygų 10, o ne 90, pavyzdžiui. Nes aš ieškau nuolaidos. Ai, gerai. Jeigu tu susiprotėsi ir iškart ieškosi va šito, tai tu iš vis šaunuoli, viskas gerai, tu čia gali įstatyti 90 ir tu iš karto gausi tada šitą. Visi bus teisų. Kas gaus šitą, tai turės susiprotėti, kad reikia atimti. 2500 minus 2 pem. Šaunuoliai, jūsų geri klausimai. O galima tiesiog tą 2500 padalinti 100 ar padauginti iš 10? Taip, galima. Taip ir šitaip galima. Jo. 2500 dalinti 100, dauginti iš 10 ir šitas žmogus gaus 2 pem. Jau 51. Gerai, pasižiūrim, ką aš dar čia įsikėliau. Judam į kahutą. Jo, tuo judam, aš 6 minutės paklausė, atsakymas 9. Va tokiais, ką dar čia buvau susimetęs. Per daug skaityti. Palaukit, apie lygiagrečias tiesės. Apie lygiagrečias tiesės tai aš būtinai turiu. Kai jūs susispalvinsit va šitaip, kai šitaip susispalvinsit, o iš kitos pusės spalvinkit kitą spalvą. Ir suprasit, kas kam lygu. Kažkaip taip, žodžiu. Labai jau negražiai padariau, lygiagrečios tiesės, žodžiu. Čia lygu, o čia irgi lygu. Ir dar žalia su balta sudėjus 108 laipsnių. Ką dar aš čia įsikėliau, nesvarbu. Čia Pitagoras, jau pašnekėjom apie tai, taip judėsim į kahutą. O Jezus, tai aš čia jūs norėjau nukankinti visiškai. Plotų surast. Ne, tai čia
O šitą tai aš būtinai noriu. Šitą tai būtinai noriu. Paskutinis uždavinys iš manęs. Šitas daiktas sprendžiu po truputį. Plius 7, o čia minus 2. Tai gausis 2x mažiau arba lygų už 10. Nelygybės tikrai bus. Tikrai. Minus x mažiau už minus 2. Šitą pasidalinu iš 2. Čia aš įsikėliau iš jūsų, žinot ko, iš bandomųjų. O šitą pasidalinu iš minus vienetų, kad atsikratyčiau minuso nuo x. Kas dabar man gaunasi? Man gaunasi x mažiau arba lygų už 5, o čia apsisuka, čia, kai dalini iš minuso apsisuka, nepamirškit šito, x daugiau už 2. Kas per situaciją? Galima net ant vienos tiesiais, kiti braižosi, ant vienos tiesiais. Už 5 mažiau, bet užtušuotą būtinai, tai šitą pusę. O už 2 neužtušuotą daugiau, tai šitą pusę. Ir ten, kur susidaro, tokia spinta, nuo čia iki čia, tai rašau atsakymą, bet dar svarbu, kaip tu padėsi skliaustelius nuo 2 iki 5 įskaitant. Jeigu ženklas toks, tai toks ir toks. Jeigu ženklas toks, tai toks ir toks. Va. Minus 3x. Dabar aš paaiškinu, kodėl, pavyzdžiui, jeigu aš turiu minus 2 eurus ir 10 eurų, aš paaiškinu, kodėl dalinant iš minuso arba daugint iš minuso apsisuka situacija. Ir pasidauginsiu iš minus vienetų, kas bus per situaciją. Čia bus 2, čia dabar bus minus 10, aš rinksiuosi. Dabar jau, čia 2 eurai man daugiau jau bus negu minus 10. Dabar jau judam į kahutą, dar ten reikalų, ten 30 klausimų. Taip, nenoriu jūsų išvarginti tikrai. Viskas, judam greit, jungiamės, bet ten geri klausimai, čia baisiai geri klausimai. Žiauriai geri klausimai. NMPP klausimai. Aš rinkau iš NMPP labai panašių. Oi, nepaspaudžiau start. Gerai. PM2. Wow. O jūsų PM3. Kosmosas, šaunuoliai. Viskas. Startuoju. PM4 max, kažkas nespėjo. Kažkas nespėjo pažiūrės. Iš savo galvoje šnekėkit klausimus, labai geri klausimai. Sudėjau iš NMPP. Tomas per 4 valandas pasiuvo per 8 servetėlės. Kiek jis pasiuvo per 8 valandas? Valandos padvigubėjo, ne? Valandos padvigubėjo. Tai ir servetėlis padvigubėjo. Haha. Ir servetėlis padvigubėjo. Ir iš karto aš jums norėjau parodyti, tą, čia yra tiesiogiai proporcingi dydžiai, o čia atvirkščiai proporcingi. 4 darbininkai atlieka per 12 valandų. O kiek laiko užtruktų, jei dirbtų 8 darbininkai? Tikrai įdės šitą klausimą. Tikrai įdės kažkokį panašų. Darbuotojų padvigubėjo.
Reiškia, laikas sumažės, atvirkščiai proporcingi dydžiai. Atpažinkit rytoj, pajauskit skirtumą. Laikas sumažės. Jau, įsivaizduokit, 4 darbininkai per 12 valandų, o ateina padėti 8 ir staiga per 2-4. Nesąmonė. Mąstykit rytoj logiškai. Šitą mes šiandien pasiaiškinom, jūs greit pašaudysit atsakymus. Kem 2 atsakė, o kem 4 telpa, tai kas nors prisijungit, jie matot, kas kažkuris atsijungia, jeigu netyčia. -25 teisingai. Kažkas dar net, arba netą paspaudė, arba kažkas prastai mąsto. Kažkas 25 paspaudė. Taigi skola. Ne, šitų neklyskit, jokiais būdais. -15 + 10 kiek yra? -5, nes biškį dar skolo lieku. -15 banke + 10 įmeta, vis tiek dar lieku skolo. Negalima klysti šituose, iškart pasakau, negalima. Dėžėje yra 4 žali, 3 raudoni. Kokia tikimybė, kad ištrauksi raudoną? Tikimybė, kad ištrauksi raudoną yra 3 iš kiek? Iš tiek, kiek jų iš viso yra iš 7. 3 iš 7. Ne 3 iš 4. Matot, kiek daug 3 iš 4. 3 iš 7. Važiuojam toliau. O, šitą mūsų pasimokinta tema, ne? Pakelk kvadratu šitą daiktą. Tikrai rytoj bus 1000%. Va šitas daiktas. Dvigubas viduriukas ir gale visada pliusas. Visada. Pliusas ir dar kvadratu. Įskaidyk dauginamaisiais. Tai reiškia, kelk prie skliaustelius. Tam mes šiandien susitarėm. Taip, 2x galiu išsikelti prie skliaustelius. Kol čia netinka, nes atskliaudęs negaunu to pačio. 2 × 2 jau būtų 12. X kvadratu minus 100 į ką virsta? Aš jau matau. Arba iš ko gaunasi x kvadratu minus 100. Mes šiandien apie tai šnekėjom. Taip iš šito. Kodėl iš šito išmėlinau? Nes vienas turi būti su pliusu, kit su minus. Nepamirškit. Pasižiūrėkit į formulę. Aha. Kodėl šitą įdėjau? Nu, šiaip įdėjau. Aš iškart žinau atsakymą. Devyni. Nu, tikrai ne 9. 2,7 padalinu iš apačios, padauginu iš viršaus. Padalinu iš apačios, padauginu iš viršaus. Čia Kažkoks suklaidinimo buvo. Ant suklaidinimo visiško. 2,7 padalinti iš 9 yra 3, 3 × 7, 2, 1. Čia 5 klasė. Kiek penketukų telpa į 33? Pradžiai tai išmanykit. Ir kiek atlieka? Buvo vienam NMPP panašus klausimas. Ten buvo 100 padalinti iš 9, toks klausimas. Taip. 6 × 5 + 3 yra tram 3, kitur taip nėra.
Įsitraukit šaknis atskirai, tik nesudėkit į vidų. Netikit, aš pamatysiu 10. O, aha, wow, kosmosas. Aš maniau, kad būsiu pamatęs 10 atsakymą, nepamačiau. Maniau, kad čia sudės vidų ir ištrauk šaknį. Šaunuoliai. Šaunuoliai, reiškia klausom. Ar teiginys teisingas, čia manęs kažko klausia? Ar teisinga, kad A kart H dalinti iš 2 yra trikampio plotas? Šiaip juokingas klausimas, nes prisiminkime, kad tai aišku, kad teisinga. Nu, 9 sako, kad ne. 9 sako ne. Aišku, kad teisinga. Aišku, kad teisinga. A kart H dalinti iš 2 yra trikampio plotas. Rask trikampio plotą, dabar sako. Pagal tą pačią formulę, kurią mes prisiminėm. Keturi kart 4 ir dar pasidalinti iš 2. 8, bum, 8. 8. Rask lygiagretainio plotą, jums sako. Formulę atsimenat? Jei atsimenat, tai nebus ką veikti. Lygiagretainio plotui nereikia dalinti iš 2. Meilinį padalino iš 2. Nereikia. 6 kart 4. Bam. Viskas. Jaučiat, ant kiek svarbu yra formulės mokėti. Kuri raidė atspindi apskritimo ilgį? Ne spindulį, ne skersmenį, o apskritimo ilgį. Apskritimo ilgis atspindi tas, kas aplinkui. Apskritim plotą S vidus. Šaknis iš 20. Į ką virsta šaknis iš 20? Mintyse įsiskaldykit. Ar 2 kart 10? Nu ne. Ar 4 kart 5? Taip, 4 kart 5. Bet iš 4 nepamirškit ištraukti šaknį. Neraudonas, neraudonas. Ar bus raudonų? Ar bus raudonų? Faktas, kad bus raudonų. Ar bus raudonų? O, mažai raudonų. Nu, šitas tai iš vis ne. Šitas tai iš vis ne. 4 kart 5 iš 4 įsitraukę šaknis bus 2 įsitraukęs šaknis. Lengvas uždavinys, nes tik paskaičiau. Bet įsivaizduot, aš jį įkėliau iš NMPP buvusio. Iš buvusio NMPP. Tik biškį pakeičiau. Mintyse greit sudėliokit. 3 antroji 9, 9 minus 1 8, 8 iš 2, bam, mėlynas 4. Easy. Kuris skaičius dalinasi iš 9? Aš jau radau. Taip, tas dalinasi, kur sudėjęs gauni 9, 18, 27, nu žodžiu, kur tas sudėtis dalinasi iš 9. Ir iš 3 tai galioja ta pati taisyklė. Tomas turi 8 eurų, išleido 25 procentus. Oi, čia turėjo būti, išleido 25 procentus. Kiek išleido šaibų? Kiek išleido? Išleido 20. Jei klaustų, kiek liko, tada atsakyčiau šiam. Kiek išleido? 20. Ko jau 20? 25 procentai yra 1/4, praseikit taisyklės, pasižiūrėkit. Pats susipranti 25 procentai, kiek iš 100 procentų užima 25 procentai. Ketvirtadalį, 1/4. O 75 procentai būtų, tai būtų 3/4. Taip mąstykit ir viskas bus gerai. X iš 2 lygu 10, tai koks X?
Du teisingai atsakymai, nes čia tikrai lengva. Ką padalinti iš 2, kad gautum 10? Arba abi pusės daugini iš 2 ir gaunu 20, arba net nespręs, sakai, kad čia per lengva, net neverta mano neuronų sužaloti. Rask y, kai x yra 2. X 2, Y 1. Rask X, kai dabar duotas Y. Duotas Y. Iš kitos pusės vaikščiokit. Iš kitos pusės. Ne iš čia. Ne iš čia vaikščiokit. Ar toks bus 1000% bus grafikas? 1,000,000% bus grafikas. Einat iš tos pusės. Iš 4 nueinat, pasižiūrit, bum 8. Ar B lygiai grečios, kam lygus Y? Pasižiūrim. Čia kem 4, kam čia lyg? Iškart pasakau, kad X irgi būtų kem 4 va čia. Šalia gretutiniai kampai bus 100 tram 6. Šaunuoliai, labai gerai, čia labai daug teisingų atsakymų visada. Vyko prezidento rinkimai, kiek procentų rinko Lukas? Uždavinys iš NMPP buvusio, ne iš kosmoso, iš buvusio NMPP. Šitie 2 užima 5%, šitas dar 20%, tai 7, kiek liko 30%. Šitam liko Lukui 30%. Tomas rinko šiam balsų, kiek iš viso buvo rinkėjų? Tomas, kuris užima tik 20%. O kiek iš visas ratas? Elektrono ratas. Jei Tomas rinko 2%, kas yra šiam balsų, čia galima mintyse proporciją susidėstyti. Aišku, jūs turit mąstyti greitai dabar šitam kahutė. Aha, dabar žiūrėkit, kaip aš mąstau. Kaip padaryti iš 2% 100%? Kart 5. Tai reiškia, šiam balsų kart 5. Jaučiat? Rask trapecijos plotą. Trapecijos plotą formulę atsimenat? Iškart pasakau visiems. Pagrindus sudedi, padalini iš 2 ir tada daugini iš aukščių. Visur aukštas figūruoja apie plotus ir tūrius. Nu, tuoj paskaičiuosiu. 12 iš 2, 6, 6 kart 4, 2, 4 mėlynas. Mėlynas. Easy. Tak šitos du sudėdė, išvedi vidurkį šitų 2, tai padalini iš 2 ir padaugini iš aukščių. 5 net neliesk. Neliesk 5. Nereikalingas. Gerai. Šio lygigretainio plotas paskaičiuojamas DH kart AB. Ne? Kur tas DH kart AB? DH kart AB. Kaip dar tu gali paskaičiuoti lygigretainio plotą? Su kita aukštine. Kodėl aš tą įdėjau? Nes visada būna. Visada kažkodėl deda visada. Nu, labai mėgsta sudarinėtojai šitą aukštę. Labai jau mėgsta kažkodėl. Su kita aukštinė. O kita aukštinė iš šito taško nuėjo iš kurią kraštinę. Kažkutį prasilenkė, bet atsiminkit, kad kraštinę galima pratęsti. DG, čia kita aukštinė, kart CB arba BC. Ir jūs taip paskaičiuotumėte, jeigu kažko nežinotumėte. Šitas kart šitas būtų plotas, arba šitas kart šitas irgi būtų plotas.
Liko nedaug klausimų. Dėžė yra žali mėlyni rutuliai santykių 2 su 3. Žalių yra 10. Čia iš buvusio kahuto. Tai kiek mėlynų? Iš tikrųjų šitą santykį galima irgi dvigubint, trigubint, keturgubint. Kaip iš 2 gaut 10? Kart 5. Kaip iš 3 gaut? Jei iš 2 gavau 10, tai reiškia ir 3 turiu kart 5. Tai bus 15, iškart pasakiau. Bet jeigu jūsų klaustų, kiek iš viso yra rutulių, tai 10 plus 15 būtų 2, 5. Tai va, jau pasakiau šitą. Spaudžiu, nes 15. Ir dabar paskutiniai 2 klausimai bus apie nieką, ne apie matematiką, o apie patį NMPP. Ar suprantat, kad pusė kahuto bus tikrai NMPP. Pusė NMPP bus lengvi klausimai, tik svarbiausia jų nesigąst. Ar vis dar bijot NMPP? Kitas bus klausimas. Ar bijai tikro NMPP? Ar vis dar bijai? Kuri situacija tave atspindi? Kuri situacija atspindi daugumą? Man labai įdomu. Visiškai net tik 4, truputį bijo 17 dauguma, bet truputį bijoti yra normalu. Šitas tai reiškia irgi kaip visiškai ne, geltonas. Tai visiškai nebijo 11, o baisiai bijo 10. Bet supraskite, kad pusė bus lengva. Ir paskutinis, priskirkit savo balų skaičių. Kiek manot, kuriam jūs sektoriui papulsit? Kiek rinksi ryt per NMPP? Realistiškai. Ne įsivaizduok, o realistiškai. Žiūrim, neišlaikys 2. 2 manau, kad neišlaikys. Man labai įdomu, kas tie 2 paspaudė, o kaip iš tikrųjų rytoj bus. Man labai bus įdomu. O gal išlaikys? Jo. 14, sako, tarp 15 ar 25, tai čia gan normaliai iš tikrųjų. Kas surinks virš 20, jau sakyčiau gerai, tikrai yra. Šitie daug rinkosi. Kažkas rinks tram 1 kem jau visai daug. Visai labai daug. Gerai, kas laimėjo? Rūta laimėjo, Adas, čia mūsų Adas, ką žino, antroji vietoje, kosmosas kažkoks. Jų, tai jau čia aš net pažinsiu, kas tas jų. Einam dar truputį pasižiūrėti, jeigu labai greitai man pavyks, kokiais procentais atsakinėjot. Ir tada pašventinu jūs, palaiminu. Čia dalyviai, o ten klausimai. Rūta 100%, bot. Čia 27. Wow. Ne, tai čia kosminiai procentai, o aš iš NMPP rinkau. Net patį žemiausią čia, kur gal jau paskui atsijungi, vis tiek rinko dideliais šiam, vis tiek surinktų daug. Žiūrėkit, kokie kosminiai procentai, o aš iš NMPP rinkau kahutą. Tai va, dar kartą grįžkim prie tikrai nespręst. Dar kartą grįžkim prie šito. Palaukit, jau aš dabar galiu ir kamerą įsijungti, nes aš nesijungiu, kad jūsų neblaškyčiau. Tai va, žiūrėkit, kaip čia viskas veikia. Taip mąstykit, praseikit dar šiandien pro lengvas taisyklės. Pradžia lengva, sunkesniuose, žinot, pažiūrėjau, kad taisyklė. Ir jeigu visai išvėriai, šauk iš kosmoso atsakymą. Viskas bus gerai. Ir paskutinis dalykas, jei kam maža matematikos po šiandien, jūs manęs paprašykit po pamokos va šito testo, ne? Ir darykit tol, kol atsibos. Darot, matot, kad atsibodo, meskit tą testą ir viskas. Ne. Va. Pagrindai vienodi, ne? A4 kart A3 bus A7 ir užuomina taigi yra. Sudedami. Bum, A7. Tai va. Viskas. Palaiminu. Sėkmės jums rytoj. Praneškit man būtinai atsakymus rytoj. Ačiū labai už palaiminimą. Ačiū. Prašau. Ačiū. Viso gero. Viskas. Viso gero. Šaunuoliai jūs, šaunuoliai. Viso gero. Viso. Ačiū, viso gero. Viso.